Mamai visus jos rūbus. Tais laikais nebuvo taip lengva nusipirkti audinių, tai aš iš mamos ko nors tokio persisiūdavau. Ir mama kažkaip nusprendė, kad tai yra mano pašaukimas. Baigiau siuvimą, konstravimą, buvau grinai vykdytoja. Ėmiau ir siuvau gaminį. O šiai dienai aš jau pati galiu sukirpti, pati galiu pamatuoti klientą ir padėti dizaineriai, taip sakysim. Gaunam iš dizainerės eskizą ir pagal jį mes tada galvojame, kaip jį galima būtų įgyvendinti, kokios tai būtų konstrukcinės linijos. Ir visą tai išdėstom ant popieriaus jau konstrukcinėm pavidale. Tada sukerpam ir tada tik tais duodam siūti siuvėjai. Matuojam klientą, tada darom korekcijas, duodam siuvėjai, vėl matuojam klientą ir taip, kol gaunam norimą rezultatą. Galima paimti linijuotę, svarelius, kreidą, nusibrėžti ir nukirpti. Tara. Taratam. O dabar žiūrėk, kadangi tai buvo ilgas plaukas ir plaukas turėjo savo kryptį. Kai nukerpi su kryptim, matai, kaip nusiima tai, ką tu nukirpai. Tu nukirpai iš blogosios pusės tik tais tiesią liniją, o reikėtų šiaip tokį audinį kirpti taip, kad pakištum žirklės po plaukeliu. Vat kai tu kirpi, vat jisai atsisluoksniuoja. Aš pamenu, kai aš įstojau mokintis, man vidurinės mokyklos darbų mokytoja pasakė, sako, aš tau pavydžiu, kad tu mokėsi teisingai siūti, nes aš to nemoku. Kai tu baigi tą mokslą, tu supranti, ką tu išmoksti mokykloje, tai yra visiškai nulis. Pabandyk dabar įsiverti į tokią adatėlę, va tą vat. Tau puikiai sekasi. Aš nebejoju. Kristinai sekėsi prastai, nieko neslėpsiu. Kai mokė verti adatą, tai iš tikrųjų tai buvo su didesnė skylė adata. Manau, jeigu kiekviena siuvėja po 20 minučių vertų į adatą siūlą, tai našumas siuvyklos tikrai kristų. Siuvimo technologija tai yra labai svarbu ir svarbiausia technologija, kai mokaisi nesuprasti tai, ką skaitai knygoje, o suprasti, kodėl taip reikia daryti. Ir jeigu tu nepriimsi to, kodėl darai taip ir ne kitaip, tai bus tik sausa informacija ir tu jos praktikoje labai retai kada galėsi panaudoti, nes jinai tiesiog išgaruos. Na, jaučiasi, kad reikalingi įgūdžiai, ne? Tai aišku, kai to nedarai, tai to greitai nepadarys. Bet šiaip tai šaunuolė, aš taip nepadaryčiau. Labai dažnai reikia ir išardyti tai, kad tu susiuvai, nes, tarkim, ta siūlė buvo ne ten susiūta, o 1 milimetru reikėjo patraukti. Turi būti kantrybė ir atsiranda tada tie įgūdžiai ir tas milimetras, jisai atsiranda tada iš karto vietoj. Matom, kaip lengvai siūna siuvėja, kuri turi tikrai daug darbo patirties. Tai visada yra sakoma, niekada nerodyk, kaip tu siūni, kadangi klientas pagalvos, kad tai yra be galo paprasta. Bet tame ir yra profesionalumas. Aš pati bandžius nekartą siūt su siuvimo mašina ir tikrai tai nėra lengva. Atrodo, tu nori siūti tiesiai, bet tau gaunas va taip. Tai, kas atrodo paprasta, iš tikrųjų susidaro iš daug mažesnių dalykų, kurie yra pakankamai sudėtingi. Ir tai yra amatas, kurio tikrai reikia mokytis. Pradinis etapas siuvėja ir tu gali, aišku, mokintis po to konstruktorė, modeliuotoja, gali tapti gamybos vadovė, gali tapti netgi dizainerės padėjėja, bet tam reikalingi kažkokie, tai aišku, ir vidinis potencialas, taip pat gerai būtų studijos. O ar dažnai pasitaiko vyrų siuvėjų? Yra vyrų siuvėjų, ypač labai geri yra vyrų siuvėjai vyram, vyriškiam kostiumam, paltam. Mes moterys siūnam, sakyčiau, su tokiais moteriškais polinkiais tuos kostiumus. Lengva, pavyzdžiui, gauti darbą baigus tą profesiją? Na, šiai dienai, kiek žinau, ir užsienyje yra didelė paklausa ir netgi labai vertinami mes esam tenais ir kviečiami. Kas jums yra maloniausia ir labiausiai prie širdies va šitam darbe? Visų pirma, kolektyvas. Visada eini kaip į šventę. Nes yra nuostabus kolektyvas, tu žinai, kad tave iš karto supras. Ir dėl to, kai tu atiduodi gaminį ir matai, išeina patenkintas klientas.
Tai taip pat yra šios profesijos džiaugsmas. Gauni dizainerės kažkokią tai brėžinį, kažkokią tai maketą tų rūbo ir tu turi visas medžiagas, tu turi visas priemonės ir tu turi kažkaip tą rūbą sukurti nuo nulio. Manau, tai ir yra įdomiausia. Kiekvienas rūbas yra savtas, kiekvienas rūbas yra vienetinis ir kiekvienas rūbas yra skirtingam žmogui. Turi mėgti siūti, nes taigi visgi gana monotoniškas darbas vis tiek, kad ir koks tai būtų produktas, vis tiek esmė darbo, kad reikia susiūti. Siuvimas yra kaip knygos skaitimas. Jeigu tu nori gerai perskaityti knygą, tu turi būti čia ir dabar. Ir visų savimi gilintis į tai, kad tu skaitai. Daiva kaip siuvyklos viršininkė man pasirodė puikiai, ji labai gerai bendrauja su savo kolegomis. Patikėčiau šiai savo ypatingiausią suknelę išleistuvėm